nėra aukštaitis, iš Raseinių kraštą, bet kaip ir Vytas Renas Tėtis Vilai, peterburskas harmonikas, jam net seilą atkysta, kai kitas groja, net patys pirštai juda, kaip manas groti. Renas jau tokių metų būdamas 11-okas, tai jau ir taisa harmonikas, dumplas daro, žodžiu, pasnešys ir sako, mokytojai iki gerai sekas. Sako, aš visas 5 dienas, iki 5 vakarą mokaus, toliau jau groju. Jau šitas berniokas Dainius labai šaunus, jau pasirodęs daug kur festivaliuose, ir čia, ir Šiauliuose, dar kitur, kiek mes dar nežinom. Ir daug dievė, kad tau nepraeitų šitas noras, tas susidėgymas. Ir dustų matinėlas, žiūrėkit, katras turit dukrelas jau paaugusias. Taigi kandidatą žintos narės dustas dar ir muzikantų. Nu, teisingai pasakiau. Teisingai. Aš šiandien pagrosiu labai senoviškus kūrinius. Galbūt, kam teko girdėti tokį dusetiškį labai žymų muzikantą Stanislovą Berniūną. Jis daug vestuvių atgrojęs, na ir aišku, jau vyresnės kartos atstovas šiandien jo nebėra. Na ir jo kūrinių kaip irgi nieks negroja. Sipavičius, Vaitonis, Mieliauskas, pagrindė jų kūriniai dominuoja. Na tai aš iš magnetofoninių juostelių išmokau, net pabandysiu sugroti. Tai pirmiausiai Berniūno polka. Ir dar noriu pasakyti, kad šito arba Vaitonė, ne? Nežinau, bet šiaip vienas iš patriarcho Algimantas Vaitonis perlaida savo peterbursko harmonikų, Janas bet kam neduoda.